Dabar toks pusiau desperatiškas metimas jau visai besibaigiant atakai skirtam laikui. Nėra tikslus ir į priekį lekia jau Moni Izumi, mažasis Panevėžio komandos vyrkas iš Japonijos. Na, matome, koks yra ūgių skirtumas tarp jos ir Miglės Kisarauskaitės. 25 cm. Prie Panevėžio komandos tos yra tikriausia panevėžietė, tai seseris Kisarauskaitės, nors yra tikros kartų sezone. Tame sezone kaunietės 2 kartus, atitinkamai 102-64, o dabar dar atsidaro ir Eva Pernavaitė. 5 tritaškai iš 7, kalbant apie Aisčio LSMU komandą. Galbūt dabar įmesti tritaškai ir Vilniaus kibirkštis toks ir ne vienas jų nebuvo tikslus. Tuomet buvo viena pergalė atsilikusios nuo Šiaulių komandos. Čia štai toks sudėti. Izumi mėgina klaidinti dabar tą pačią Zetkauskaitę ir vėl greičiau panaudos šios pražangos mėginamas apsiginti panevėžietės. Įprastai kėlinių pabaigus Aisės LSMU neturi kamuolių, dažniausiai tai baigėsi nelabai sėkmingai Kauno komandai, kas stebėjo paskutinėsias kelias šios komandos rungtynes. Tai turbūt žino, čia perimtas taikymas 37 procentai prieš 36. Dvitaškiai taip pat yra 46 prieš 40 apie Lietuvos čempionatus apskritai. Sustabdyta į 5 sekundės. Izumi reaktyvinis greitis, Želnytė iš toli, 3 taškai. 100 taškų skirtumų laimėjo kaunietės. Na, o bendrai karjeros asmeninis rezultatyvumo rekordas yra 3. Ir beje, šiandien aikštelėje šiuo metu ant parketo matome 3 šių rungtynių dalyves. Dabar būtent Želnytė labai gražiai met. Daugybės metų vėl visoms kartu susitikti aikštelėje. Kai kurios kaip komandos draugas, kai kurios būtų sunkoka pavadinti. Be abejo, sunku šiai žaidėjai, tai yra pirmusios rungtynės su Panevėžio komandos marškinėliais po dar ilgtai, o dabar matome ir antrąjį. Ir taip Panevėžio komandoje neliko nepasižymėjusių žaidėjų, kalbant apie šias rungtynes. Greitas bandymas pasižymėti nesėkmingas šios dvikovos pabaigos. Na, tai nereiškia, jog Opens VTM tiek ir lygos. Tuomet jį grįžo į aikštelę ir spėjo sutvarkyti reikalus mažo to. Startinėme penkete vos šeštadienį atvyko į Lietuvą. Na, čia Drunovičiūtės prasiveržimas. Pusę minutės. Pirmajame ketvirtyje Antonovičius arbitriai neperkabami. Be dviejų jau minėtų arbitrių dar rungtynės kartu. Mažina šiek tiek atsilikimą iki 17 taškų amerikietė. 12-29 dar kamuolį perėmė. Sunku dabar pastebėti, kiek pražangų išprovokavus. Čia įdomi statistika pateikia. Plėtkutė. Spėja persivaryti kamuolį į puolimo zoną klaipėdietės, tačiau kištelį. Ir kol kas šį ketvirtį laimi panevėžietės. Izumi. Neturi ilgą persvaros prieš. Tuo tarpu Elsusi gretose 10 taškų pelnė. Bet ko turės pati baigti ataką? Ne. Izumi. Jos. Metimų. Savo komandos deficitą Japonė. 35-50. Elsusi merginos irgi baigė sėkmingai. Izumi reveransas. Taiklus. Antonovičiūtė buvo praradusi komandos kontrolę 18 taškų. Izumi vaikusi ją. Pavyksta įsaugoti kamuolį. Izumi 5 sekundės. Viena link krepšio ir išprovokuoja pražangą. Čia galėjo Baranovska pati baigti taikliai ataką iš po krepšio. Izumi. Laisvas koridorius paliko. Metimas nėra tikslus, bet kamuolį ima. Izumi. Ir čia bandė kirsti po krepšiu.
Saulytė, bet libūt ir ne tik renkant taškus. Pataip apsiginti. Praranda kamuolį dabar Laura Želnytė. O čia pavyks nepelnyti taškų. Zumi. Pataiko iš vidutinio nuotolio. Aišku, kažkiek išakoja būtent alytiškiams, tai klaidų skaičius 4 klaidos prieš panevėžiečių 1. Zumi, jos prasiveržimas į panevėžietės tenka susimokėti ir 2 taškais. Antanavičiūtė provokuoja pražangą metimo metu ir stos. Per pirmą kėlinį nieko nepelniusi, dabar prašau, čia 2 taškai. Ir poilsio minutės sutiktos aukštauginčio, kokia gera gynyba dabar Monės. Alytiškiams perima kamuolį svečių komanda, šansas pelnyti taškus ir 2 taškai greitame podimu, tačiau pati sugeba atsikovoti kamuolį ir pasitaisyti. Antruoju bandymu pelno taškus. Ir arti dvigubo dublio yra Laura Želnytė. 10 taškų ir 9. Panevėžietės. 6 klaida svečių šeimininkės. Perima kamuolį Panevėžio komandos legionierė Monė Zumi. Iš Daksko. Zumi vėl su kamuoliu. 1-1, štai taip į kontarsdą turi alytiškės. Na ir tikrai kol kas labai įdomios varžybos tarp šių dviejų, kaip sakant, lygos. Na čia iškart galėjo atakuoti dar.